Labą dieną visiems, kas žiūri, kam įdomu. Pabandysim papasakoti, ką pasidarėm rudenį. Pragyveno žiemą, nieks nesulūžo, nieks nesubirėjo. Ką tik perstatėm į vasaros laiką. Bus įdėtas ten, jeigu nesutrumpintas 4 minučių, kaip realiai viskas vyko, jeigu sudėtas per kelias sekundės vaizdo įrašas. Nu, dabar prieisim, pasižiūrėsim. Turim 10 kW, po 500 W. Žmogelis iš Elmetos, ten jis ir viršininkas, ir meistras, ir kas tik norit, labai maladėt, šaunuolis. Ir patarė, ir sujungia, ir, nu, žodžiu, galim kreiptis pas jį. Mums atrodo kvailais klausimais, bet, kaip sako, kvailų klausimų nebūna, būna tik tais mažiau informatyvus atsakymai. Nu, nesvarbu, žodžiu, praeinam pasižiūrim. Variantas ekonominis, darėm patys iš to, ką turėjom, ką galėjom pigiai nupirkti ir vienų klausėm, kitų neklausėm. Žmonės šneka, kad procentų realiai daugiau nepagamins, jeigu perversimės kažkodėl nuo kūčių, nuo kalėdų, kai pasileidom. Beveik visą laiką atidavėm tos 4 kW, kurios turim apribotus atidavimui. Čia turim 10, su ta mintim gal bus kaupikliai, gal bus kažkas kito, kas valgys elektrą ir, žodžiu, kol kas gyvenam pilnumoje ir viskas kol kas gerai. Nu tai prieinam, pasipasakojam, pasižiūrim ir dabar gerai iš pačios pradžios. Komentatoriai, kur seks nepabaigta va šitą vietą. Ji nėra nepabaigta. Čia yra mintis, galbūt kažkada bus dar dvikojas statomas ir dar dasidėta kilovatų panelių, nu suprantam apie ką šnekam. Galim po truputį į gilin. Taip, visa konstrukcija. A raidė, kojos vartosi per centrą. Svorio mes turim, kiek mes turim. Apie pusę tonos panelių, nes jos stiklinės, turbūt kitaip kažkur nelabai sugalvosi. Ir dar panašiai tiek pat turim metalą. Metalas, konstrukcija pirkta iš Litagros, vamzdukai, sienelės 3 mm. Skersinukai, kaip galvojau, taip dariau. Tai žodžiu, kažkokių siemų, kažko nieko nėra. Tiesiog paklausiau žmogelio, vat to iš Elmetos, kokie pasiūlymai. Jis man sako, viskas čia gerai, kaip galvoju, taip daryk. Tik tiek, kad va šičia galima palikti per, kiek padarėm? 1, 2, 3, 4. 4 celės ir tada ėjo skersinis. Nu, kad tiesiog to rėmo neišneš kažkur labai toli. Dabar pastatytas šitas daiktas yra ant vasaros laiko. 1,75 m. Tai va kiek turim laisvos vietos. Dėl ko mes turim tą laisvą vietą? Laisvą vietą su žulepėje pravažiuosim, niekas neklius. Pagalvokime ir į tai, kad na, paskui tiesiog būtų patogu aplink aptarnauti. Žiemos metu, atsiprašau, mes čia turim atstumą ne ką mažesnį. Čia kaip parsiverčia gaunasi, na, grubiai 1,40 m kažkas plius minus. Nu, žodžiu, sniegui nuvažiuoti užtenka, jeigu kaip ši žiema buvo labai baisi, teko truputėlį atkasti, bet visumoje, kaip įprastas mūsų žiemos, tai čia, žodžiu, kas niekur nereiks. Nu ką, pradėkime iš pradžių. Labai viskas paprasta, kuo paprasčiau, to geriau. Vienas varžtas, kurį mes ištrauksim kaištį, koja palinks žemyn, visa konstrukcija pasileis, užsikaišiuos ant šito kaiščio per visas kojas. Reiškia, turėsim žiemos laiką. Tada panelės pervirs ir saulė bus žemiau, bet mes vis tiek ją kažkiek pagausim. Nu, kažkiek pagausim, tai pagavom, atidėm į tinklą visus 4. Nu, ten 3, 8 kažkiek. Tai, sakyčiau, nėra blogai. Toliau. Poliai. Reikėtų kasti, nu, nežinau kaip kas šneka, bet mes kasėm tol, kol turėjom grąžtą su pralgintuvu, tai ten buvo apie 1,5 metro. Nu, tai viskas bus gerai. Poliai kiek? 2, 4, 6, 8 ir dar 2 kojas iš priekio. Tai jau skaičiuojant turėtų būti lyg ir 10. Dėl ko šitos kojas padarytos? Šitos kojas padarytos, na, turėjau baimę, kad bus didelis vėjo gūsis ir viską vers į ten. Tos kojos kaip ir balansas turėtų neduoti versti, bet paaiškėjo, kad nieks nieko neverčia, nu, žodžiu, blogiau nebus. Nu ką, visa konstrukcija. Dabar pasimatė, kas nedažyta, nes buvo dažoma, kada buvo žiemos metas. Pagrindinį vamzdį apkabina hamutais, hamutais savadarbiai.
pirkti nežinau, gal ir yra, bet turėjau metalą, turėjau šiek tiek žiemą laiko, tai ir buvo padaryti. Ir tie hamutai, kad čia matytųsi, jie ne tik stripai, bet jie dar turi kaip indeklą. Ir tas visas indeklas ant vamzdžio sukiojasi. Ta prasme, nebus, kad tik vien hamutai pjauna vamzdį. Tai va, mes tos hamutus turim 4 visumoj. Prie kiekvienos kojos, kad viskas būtų plius minus gerai. Nu, kaip viskas gerai ir yra. Aha, galim prieiti prie šito daikto vadinamo širdies. Dabar dangtis nuimtas. Kas matęs, tas žinos, kas nematęs pasakysim. Čia yra GAZ-53, tarybinio rusiško seno sunkvežimio galinis tiltas. Buvo galim dėti kažką, kas yra rimtesnis, kas atlaikytų rimtesnę jėgą. Aišku, gali dėti reduktorius, grandinės papildomas ir taip toliau, bet kam jeigu gali paimti visą mazgą ir jį panaudoti. Tai šitas tiltas ir įdėtas. Ratus nuėmėm, stabdžius nuėmėm, vietoj jų ką padarėm. Davirinom vamzdžio, vamzdis lygiai toks pat. Tiek čia, tiek čia. Viskas daryta iš to paties. Dasidūrėm dėl ko? Kad galėtumėm paimti didesnį plotą, kai bus elektrinė visa vartoma. Elektrinė vartosi ant šitų 4 trosų. Tie 4 trosai, tiltas vietoj ratų turi vamzdžius, verčiasi ir atkišiuotas kojas visas verčia, žodžiu, visą konstrukciją verčia į čia. Galiu parodyti dabar trumpai, kaip šitas daiktas tokiu principu veikia. Dabar, aišku, jau yra užkaišiuota, tai bent žiūrėkim į šitą vietą, į tos trosus. Dabar kaip viskas veikia. Vasaros laikas. Tempiasi žemyn, konstrukcija visa tempiasi. Žiemos laiko darysim atvirkščiai. Bus atkaišiuota, trosų pagalba, po truputį elektrinė leisis atgal. Kai nusileidžia iki reikiamo aukščio, vėl kaišiuojam ant ausų. Ausis yra vasara, yra žiema. Viduj mes čia turim labai paprastai. Čia turim operatorius, jeigu yra skylė, per kurį lyst. Trifazis variklis su reduktorium. Dar vienas reduktorius čia, ar tai nuo mėšlo purtytuvo, ar da kažkokios žemės technikų. Nu, žodžiu, nežinau, tiesiog pirkau, nes jis lėtino, man reikėjo, kad lėtintų ir, žodžiu, viskas tiko. Pirkau iš metalo laužą, kartais ir ten kažko gero galima atrasti, tai žodžiu. Reduktorius pirmą sukimą duoda sulėtina, o čia dar 5 kartus sulėtina vietoj ratų trosus tempiamus. Čia iš vidaus galiu parodyti. Pasiskolikim kamerą. Taip, mes turim vasarą, turim žiemą. Čia nieko mandra irgi taip pat nėra. Aišku, visi juoksimės, kaip baisu, kaip negražu. Turim 2 tarybinius magnetinius paleidėjus. Aš ne elektrikas, bet dar kažkaip dašyla, kaip jos pasijungti. Tai žodžiu, irgi jie, kaip čia pasakys, pasakysiu tiesiai šviesiai. Jeigu perkam iš elektros prekių parduotuvės, tai už vieną paleidėją apie 70 eurų. Jeigu perkam šitos baisius negerus tarybinius, kurie paklausykim, oi kaip garsiai dirba, kaip mums baisu. O mums nebaisu. Jos sumokam, nu kiek, metalo kainą. Nors ten metalo ne per daugiausia, nu bet žodžiu visi norim gyventi, užsidirbti, tai ten po eurą, po 2. O jie veikia, tai mums skirtumo realiai nėra. Tai va, magnetinį sureversuoja, variklis keičia kryptį, turim žiemą, turim vasarą, viskas keičiasi. Dėl saugumo. Ateina trifazis iš garažo, bet ten yra automatukas pastatytas ir jį išjungiam ir žiemai. Ir apskritai dabar, vat, kai baigsim žaistas nesąmonės, mes jį išjungsim ir elektra čia nebeteis. Tik ateis saulės pagaminta. Tada užsidengia dangtis. Norėjau daryti ant cilindriukų, bet paskui pagalvojau, o kam? Jeigu mes į metus pavasarį, kaip dabar, atidengiam, kažką tai padarom ir paskui tiesiog naglai, nieko negalvodami, užmetam atgal. Toliau kas planuose. Planuose yra tas visas kojas, kalta palapkės, diožėmi nusikasti, užbetonuoti vien dėl, nu sakykim, pradėkim nuo to. Papildomas kažkoks tai svoris, kad vis su ta paranoja, kad
būtų garantuotai niekas nevirstų. Nu, bet, nu, tebūnė, pasidarysim ir turėsim ramiai. Ir visų kita žalės pjovimas. Kam čia su trimeriu lančyt, apačioj ten krumplius daužyti ar kaktą kokią braižyti, jeigu galim to nedaryti. O kas daugiau? Kas daugiau, niekas daugiau. Galima apie kainą pakalbėti. Pagrindinis vamzdis. Berods 400 su centais. Nu, 4,5 plius minus. 4,30 kažkas. Nu, žodžiu, į tą pusę. Iš metalo laužo. Senelė 3 mm berods. Skersmuo dabar galiu. Ai, va čia galiu pamatuoti. 90. Po to. Metalas viršus konstrukcija, tai čia jau nieko nepadarysi, teko pirkti naują. Už tą sumokėta kažkas irgi apie 400. Nu, tai grubiai apie 8 visoje visumoj, kur siūlė protingi žmonės, firmos daryti stacionarę 1250. Mūsų ta vadinama širdis. Buvęs kolega paprašė uždėti automobiliui kablį. Dviese mes čia pasiraitėm nepilną pusdienį, atsigerdami arbatos kavos. Ir aš gavau tiltą, jis gavo kablį. Nu tai gal kažkas pirks iš metalo laužo, dar iš kur gaus, taip sakant, visų kainos skyrės. Bet šiuo atveju tai kainavo tiek. Kas suvirinimo darbas? Dirbam po darbo vakarais, tai tas nieko nekainuoja, nes darom patys. Atkreipus dėmesį ir net neatkreipus dėmesį, ant kiek viskas kreiva, viskas šleiva. Nu, bet nepykit, darė mano žmona, tai užsiema popieriais, buhalterė, aš šalkalvis, laisvalaikiu, taip visokio metalinė nesąmonė užsiminėjai. Ir mano mama pensininkė, tai, taip sakant, darbininkai tokie ne iš pačių rimčiųjų. Bet esmė ta, kad kažkas padaryta. Ir žodžiu, kas padaryta, tas veikia. O kreivumas, šleivumas, nu, mes ne pedantai, mums akiukas nedras. Nu, žodžiu, ačiū tiek. Ir susitiksim kitą kartą.